Šitą Jūratę, tau gal šitas nelabai. Va, su šituo gal geriau. Robertai, tu man gali pasakyti, kas mus puola? Nu kas? Banditai? Kokie banditai? Daug tų banditų? Tai aišku daug. Tai va ir mūsų turi būti kuo daugiau, to geriau. Klausykit, jums visiems turbūt nučiožė stogas arba jūs saulėj perkaitot. Kokie šiais laikais banditai? Gal tikrai čia gal mes per daug panikuojam? Negi tas Storavičius dabar mus vysis. Nu pabėgom, ką jisai. Bet tu nepažįsti Storavičius. Žinok, jeigu jisai čia atvarys, tai mums šakės bus. Gerai. Turim būti viskam pasiruošę. Žodžiu, aš dabar turiu trumpam išvykti, o tu tikiuosi sutvarkysite užsakymą. Turėčiau, o kur jūs išvykstat? Matai, tau turėtų mažiausiai rūpėti. Rūpinkis savo darbu. Lipam. Taip, muzika, ko nori? Labą dieną, ponia Marta. Jūs norėjot, kad aš informuočiau apie Storavičių, jeigu kažkas vyktų, tai man atrodo, kažkas ir vyksta. Kas vyksta? Aš nežinau tiksliai, bet jisai su Šmakovu ir kažkokiais ten dviem neaiškiais tipeliais išvyko kažkur. Jezus. Kas išvyko, kur išvyko, kodėl išvyko? Muzika. Juk aš tau sakiau, kad mane domina tik tikslus ir įdomus faktai apie Storavičių. Kai žinosi, ką nors panašiai, tada ir trukdyk. Nu, aš maniau, kad jums bus įdomu, dėl to ir paskambinau. Man labai įdomu, labai įdomu. Ypač bus įdomu, jeigu skambinti kiekvieną kartą, kai Storavičius nueis į tualetą. Dieve, nu nebūk tu šitokia durnelė. Mane domina tik tikslus faktai apie Storavičių. Kada jis buvo išvykęs, kur jis buvo išvykęs, su kuo jis buvo išvykęs ir svarbiausia, ką ten veikė. Bet kai visą sužinosi, tada gal dar gausi bonusų. Piniginių. Užknisai. Skambink, neskambink, reikia, nereikia, faktai, šmaktai. Adamai, nu vėl tu nugarą. Per stipriai užsimojau, matyt, sunkus labai. Tai kaipgi tu taip... Va, jiem tikrai lopetą laikyk, o tu su šituo. Pats tas. Klausykit, jūs visi išprotėjus, jūs galite pasakyti, kas čia vyksta. Kas mus puola? Nu kas, banditai? Ko jie nori? Jie nori pinigų. Tavo pinigų? Ar tu jiems skolingas, Robert? Nu, ko tu prie jo pristojai? Nenori dalyvauti varikis čia, bailė. Klausykit, aš nieko nebijau, aš tik tai noriu išsiaiškinti, kas čia vyksta, Robertai. Nu, tie banditai nori Natalijos pinigų, todėl ir puls mus. Tai palaukit, mėly mūsų ūkio gynėjai, jeigu Natalijos pinigai
Mes visi čia nukentėsim, o mes negalim įsikviesti policijos. Negalim jokios policijos kviesti. Palaukit, aš irgi dabar kaip tai pagalvoju, o kodėl mums policijos nepakvietus, jiegi mus apgintų? Ne, Robertai, jokios policijos. Einam, aš tau viską paaiškinsiu. Natalija, tikrai, iškvieskim policiją, viską papasakosim, jie Storavičių suims, mes būsim išgelbėti ir tavo pinigai nenukentės. Ne. Aš tavęs prašau, jokios policijos. Tai kodėl? Nu, todėl, kad tie pinigai, jie yra mano, bet aš juos nelegaliai įgijau. Kaip čia nelegaliai? Nu, aš pardaviau tokį dokumentą ir padariau tai nelegaliai. Aš nežinau, jeigu atvažiuotų policija, kaip aš jiems viską paaiškinčiau. Natalija. Nu, kodėl mes turim su kažkokiais plaktukais ir kastuvais ginti čia dabar šitos Natalijos pinigus, aš nesuprantu. Aš tai čia ne dėl pinigų, aš dėl draugo. Tai o aš prie ko čia? Nu prie ko? Tu prie ūkio. Robertas tau padėjo, ranką pagalbos ištiesė, nu tai dabar tu jam turi padėti. Aš dėl Roberto tai suprantu, bet Natalijai, čia jos pinigai, tegul jinai su banditais aiškinasi arba su policija. Ir iš viso, kodėl jie tenai už mūsų nugarų šnipždasi? Nu, už nugarų tai vadinasi taip reikia. O man, žinok, nereikia čia su tais plaktukais mojuot. Nu ir kas dabar, nu ko tu man nepranešai, kad Robertas Adamą įsivežė? Kodėl tu man nepranešai? Atsiprašau, Galina, aš nepagalvojau, aš taip apsidžiaugiau, kad su Feliksu reikalai tvarkosi, tai man net į galvą netėjo. Galvot, Vilma, visada reikia, visada. Kodėl aš viena turiu už jūs visus galvot? Už Lietuvą ir jos rūpesčius. Aš turiu galvot, kad namuose viskas gerai būtų. Aš turiu galvot, kur jie išvažiavo. Aš nelabai supratau. Sakė, su kažkokiais banditais kariauti. Bandė ir Feliksai kalbėti, bet tas atsisakė ir... Raimantas, tavo Feliksas dabar nerūpi, man svarbu Adamą išgniaužtų, Roberto ištraukti, nes tas visokių nesąmonių pridarys. Palauk, banditai. Kokie dar banditai? Nežinau. Atsiprašau, Galina, atleisk man, atleisk. O, Dieve, Vilma, nu aš tau taip padedu. O tu su manim taip. Oi, kaip tu mane nuvylei. Adamai, Ką? kur Jūratė? O ką, Jūratė, nu turėjo nedalyvauti. Kodėlgi? Ne, nu sakė, gali padėti, bet, kad žinai, sako, dėl Natalijos pinigų ten kažkokiu nenoriu rizikuoti. Nu tai ką, mes be jos neišsiversim, taigi nenori, tai nedalyvauja. O beje, a kokie ten pinigai? Adamai, Ką? nusiramink. Tie Natalijos pinigai jau investuoti, galima sakyti, beveik į mūsų ūkį, todėl jie jau nebe Natalijos, o galima sakyti visų mūsų bendri. Todėl ginsim savo ūkį visom išgalėm, kiek tik turėsim sveikatos. Ane? Aha. Gerai. Fu, kaip išgazdinai. Ko nori? Valgyti noriu. Valgyti? Ir į tualetą labai noriu. Kaip jūs man su Feliksu nusibodut? Gerai, užeik išlaikytinį. Aš atsiprašau. Ar tu bent supranti, kokioj mes situacijoje atsidūrėm? Nu ir kokiojgi? Kaip tai kokioj? Staciko nėra, tai kas dabar Medos atsiprašys? Jo, papa, nu ką žinau, kur tas Stacikas? Gal dugnu ir į avariškės nuvarė? Ką žinau, nu nėra Staciko, nėra problemos, jo, papa. Tu klysti, kaip tik yra problema ir didelė. Žinai kokia? Meda pradės klykti, kad mes Staciką išsigalvojam, kad paslėptos visus demonus ir vaiduoklius. Ir vėl prasidės egzorcizmo seansai, vėl prasidės sodybos pardavimai ir taip toliau. Apie tai nepagalvojau. Tai blogai, laikas pagalvot. Dešrelės? Čia tau nelabdaros fondas. Valgyk ir varyk į palapinę. Taip, aš nieko nesakau.
Tualete tikiuosi neprikiaulinai. Aš kultūringas, įsilavinęs žmogus, aš kastane naudojuosi. Aš tikrai moku tualetu naudotis, aš rankas nusiploviau. Gerai. Valgyk ir dink. Pone Regina, o kaip Feliksui pavyko, galiu paklausti? Na, ar pavyko jam susitaikyti su Vilma ir kur Feliksas su ponu Kostu išvažiavo? Man niekas nieko nesakė, pone Regina, aš nerimauju, galvą laužau. Jeigu tau niekas nieko nesako, vadinasi, tau ir nereikia žinoti. Mažiau žinosi, geriau miegosi. Valgyk greičiau ir dink. Atvažiuoja. A jau daug? Nežinau, ten viena mašina važiuoja. Robertai, bet ar tikrai čia reikia visko? Natalija, nusiramink. Nusiramink. Adamai, aš bijau. Kur tu? Oho, kiek jų daug. Palauk, jeigu neskaičiuojant Šmakovo, tai tiek pat kiek mūsų, ar ne? Kodėl neskaičiuojant? Retėja jūsų gretos. Atiduokit mano pinigus ir aš jums nieko nedarysiu. Aha! Tuoj! Mes kovosim! Jo! Mes? A kas tie mes? Likai vienas čia su šakėm. Ir dabar tau bus šakės. Adamai! Adamai. Bus tavo Adamai. Seniuk, aš viską sugalvoju, bus viskas čiki. Ką tu sugalvoji, ką varysim Stasiko Jovariškės ieškoti? Jo, dugnu iki Jovariškių. Ne, mes ne Stasiko ieškosim, mums visai nebūtinai Stasiko reikia. O tai ko mums reikia? O atsurasim kokį nors plūgą iš kaimo vietoj Stasiko ir parodysim jį Medai, kapiš? Nu, nemanau, kad čia mes taip lengvai praslysim. Nu, praslysim. Toki žinai, Medai tada stogas čiočia, ką jinai žino, net pažins tas pats Stasikas ar kitas Stasikas. Mums reikia ieškoti pakaitinio Stasiko, kapiš? Nu, nežinau, man vis tiek neramu. Ką tu neramu? Varom, surasim pakaitinį Stasiką ir parodysim Medai. Viskas, važiuojam. Jūs irgi geri. Ką? Pabėgo, mane vieną paliko. Nepradėk dabar kaltų ieškoti. Taip, kur jie? Nematyt? Natalija, duris užbarikadavom, tai dabar prie langų svarbu budėti ir pro langus neįleisti. Tu, Natalija, su Kirviu prie šito lango, tu irgi aš prie nueisiu. Aš su Kirviu prie lango. Jeigu lips. Ką? Jeigu lips, tai nu. Tavas vadėt duot. Duok jai viskas, nežiūrėk, ką čia. Ai, tu savo. Užsibarikadavo, zuikučiai. Nieko to iškrapštysim. Alio, zuikučiai! Lendam lauk. O tai nesiutinkit manęs dar labiau. O mes nepasiduosim. Ginsimės iki paskutinio. Tikrai? Ir kas ten toks tas paskutinis? O mes vis tiek nepasiduosim. Dinkit iš mano ūkio, įsiveržėte į privačią teritoriją. Negalima taip. Jo, o svetimus pinigus, va, galima? Nepasiduos tas 100 Pilėnų istoriją priminsiu. Klausyk, Pilėnų čia betrūksta, ką degins mus dabar, ar ką? Klausyk, paskambinkit kam nors, mano telefonas sugedęs. Ne, nereikia skambinčiau per vėlu. Kodėl? Kodėl per vėlu? Per vėlu nebespės atvažiuoti, nebespės išgelbėti, o jeigu ir atvažiuotų, dabar nieko nepadaryti. Kas tai ten? O Jėzau, koksai baisus. Snukis kaip iš pragaro, toks išlindusio. Nu, ką darom? Klausyk, gal reikia panaudoti diplomatiją? Ja, o tai tu ir panaudok, o aš pasižiūrėsiu. Banditai, dinkit iš mano ūkio. Ir tu, Šmakovai, irgi dink. Robertai, pasiderėkime ir nieko blogo neįvyks.
mes su išdavikais nesideram. Ir tu tais, kur prie mano galinos lindo. Ramiai, ramiai. Ne jūsų pusė persvara. Tegu Natalija atiduoda pinigus ir aukų nebus. Nežinau, man nelabai panašus. Kas tau nepanašus? Šepetį pažiūrėk, kaip du vandens lašai. Nu, jame kažkokį jovriškį trūksta, nežinau. Aš tau sakau, čia geriausias variantas. Svarbiausias žmogus, pažiūrėk, pastovi, tyli ir net negalvoja. Geriausia, ką galim turėti. Tu aš jį paruošiu, o tu vyrink medą atvežk, pamatysi, kas bus. Geriau nematyčiau. O Dieve, čia rimtai, banditai čia. O, bailiukai išlindo. Slapsteisi, ne? Jūratė, tu čia nepanikuok labai, bet mums atrodo šakės. Tos šakės, aš tai nesiruošiu mirti dėl Natalijos pinigų. Dėl to ir išlindai išdavikė, ne? Baikit, moteris, ir taip baisu. Klausyk, atiduok tos pinigus. Laukiam atsakymo. Ką nusprendėt, ha? Velnias, man atrodo, nepavyks man kitaip išsisukti. Gerai, atnešiu pinigus. Paskutinį kartą klausiu. Ką nusprendėt? Gerai, gausit pinigus, jeigu pažadėsit iš karto dingti. Gerai, pažadam. Neškit pinigus ir mes išvažiuosim. Tai pasitraukit nuo lango, tuoj pinigus mesiu. Viskas gerai. Gerai, super. Klausyk, Kostai, juk žadėjau, kai pinigus atgausime, tai juos paliksim ramybėje. Feliksai, užsičiaupk, aš turiu Robertėliui vieną skolą grąžinti. Oi. Nu ką, jau viskas, jau pinigus atgavot, tai kaip ir žadėjot, galit ir važiuot. Ne, Robertėli, aš tau grąžinsiu skolą. Tu man su malka trenkei. Aš tau nesu malka trenksiu, bet porą smūgių teks atlaikyti. Ateik čia laukiu. Neik. Nu ką tu čia šneki, Adamai? Nu, damos, dabar jūs tai eikit pasislėpkit, nes čia vėl nežino, kas čia bus. Nu gerai, eikit. Adamai! O tu kur? Nu, palydėt. Gerai, mane palydėk, einam. Einam su manim, padėsi. Laikyk. Šitą. Eik, Adamai, eik. Vyras, gerbiu. Tai kuri feiso pusė darbinė, kurios negaila? Žiūrėkit, Šmakovas su pinigais nubėgo. Robertėli, tu manęs tokiais pigiais bairiais nepaimsi. Tai kokie čia bairiai, vagi tikrai nubėgo. Va. Kas per šūdas? Vėkitis, pinigai pabėgs.
kur mes